Analizavus esamą situaciją, reiškia, mes jau sąlygose buvo pateikti būtent Jonavos gatvės atvykimo ryšys su vertikalėmis Kauno senamiesčio. Tai yra žalsvas spalva salotinė pavaizduoti esami tokie vizualiniai ryšiai. Palančiaus gatvės sankirtoj su Gertrūdos Jonavos gatve mes matom labai gražiai katedros bokštą. Iš to paties taško, nuo pat pilies mes matom Benediktinių bažnyčios bokštą. Panagrinėję savo esamą situaciją, prognozuojam, kad iš apžvalgos aikštelės mes turėtume matyti pakankamai aiškiai gražiai pilies bokštą. Netikėtas patiems savo toks atradimas buvo, kad būtent iš šios vietos, iš apžvalgos aikštelės šiek tiek pakilus nuo žemės lygio, šalia iki parduotuvės mes turėtume pamatyti Benediktinių bokštą visų savo gražumu. Tam tikra menama ašis yra, čia žadintuvas, nereikia keltis, nes telefonas tai išjungia. Tam tikra menama ašis, kurią mes akcentuojam savo tūrių užstatymę, paliekame tarp pastatų tam tikrą plyšį, tai būtent pilies jungtis su komercinės aikštės dalimi. Šitas tiesioginis vizualinis kontaktas, jisai per visą trasą jis negali vykti. Jisai mūsų taip yra, tą užkodavo bromų pasažas, nes mes ten turėsim vaikščioti skersai išilgai visokiais būdais. Bet turinėme sprendime tas ryšys yra akcentuotas. Pats didžiausias atradimas pasirodo, reiškia, gyvenant Kaune, niekada nepasijunti turistų, todėl kad niekada neateini, net važiuoji su autobusu į savo miestą žiūrėti kaip į naujieną. Tai būtent iš autobusų parkingo dabartinė, o tai yra mūsų kongresų centro vieta ir kongresų centro vestibiulio vieta, foje vieta, per kurio langus mes labai gražiai matome rotušę, matome jėzuitų bažnyčios bokštą ir taip pat pilį. Tai ką aš kalbėjau, tai yra būtent šita panoraminė nuotrauka vakar daryta. Ir pilies vaizdas, tai iš kongresų rūmų foje ir iš aikštės. Prie iki mes būdami, čia šitą nuotrauką yra pateikta iš konkurso sąlygų, mes randam bokštelę Benediktinių vienuolyno. Menama vizualinė ašis yra orientuota į pilies bokštą. Suprantant, kad bokštas bus aukštinamas, atstatomas ir jame bus gausu turistų, taip pat jame yra numatyta ir tam tikra galimybė apžvelgti apylinkes, tai šitas ryšys jis bus suvokiamas labiau iš pilies negu iš šitos aikštės. Damų parkas. Šituose paveikslėliuose mes stengiamės pateikti įvairias funkcijas, kas galėtų vykti tam Damų parke. Kadangi toks klausimas buvo per tarpinį pristatymą, o kas ten vyksta tam Damų parke? Tam Damų parke vyksta žvejyba, tam Damų parke vyksta alaus gėrimas, tam Damų parke bučiuojasi žmonės, ten pat gali groti ir muziką, ten pat gali mes ir sėdėti ramiai ir žiūrėti į vandenį paprasčiausiai. Jeigu čia tokiam kino teatre mes galim matysime ekraną, besikeitančius vaizdelius, mes tikriausiai sukursim savo tam tikrą iliuziją. Damų parko idėja taip pat gimė iš analizuojant tai, kas yra mūsų gyvenime, tai, kas yra šioje vietos dvasioje. Ir mes matom, kad Nemuno krantai yra lygus natūraliai
suformuoti tvirtos, o Neries krantinė 20 amžiaus pradžioje buvo sutvirtinta atkariaujant iš Neries žemės dalį būtent dambomis. Čia yra aerofotonuotrauka irgi pateikta konkurso sąlygoms. Ta aerofotonuotrauka tikriausiai mums inspiravo Dambų parko idėją. Dar kitas dalykas tikriausiai yra ir tas, kad man gyvenime tenka kartais paliesti meškerę ir žinau, kad būtent Dambos tai yra ta vieta, kur galima pagauti žuvį. Dambų parko detalizacija. Šiuo atveju mes pateikėm vizualinę studiją. Taip pat tai yra galima planšetose pamatyti ir planiniam lygmenį. Šitas visas parkas yra suskirstytas tam tikromis zonomis. Tai yra prie kongresų centro. Tokia ramesnė zona su tam tikrais vertikaliais ilgais elementais, kurie leidžia daryti įvairius renginius, įvairias inspiracijas, meninės inspiracijas organizuoti. Ir taip pat turime labai ryšį su pilies uostu, tam tikrą tokį funkcinį komplektą. Kita vieta tai yra viešbučių kompleksas, meno galerijų kompleksas, kur galėtų vykti daugiau visuomeniniai renginiai, tokia erdvė, kurioje vyksta labiau organizuoti kažkokį tai erdvė. Sekanti erdvė tai koncentruoto gyvenamojo kvartalo erdvė. Šioje erdvėje mes planuojam sportinę zoną, tai yra krepšinio aikštelė, tinklinio aikštelės, stacionarūs stalo teniso stalai. Zona galėtų būti vaikų žaidimo aikštelės. Šiose aikštelėse taip pat mes ten maketą galim pamatyti ir vizualizacijose detalesnėse tam tikrus stiklinius tūrius, kur vaikus prižiūrinčios mamos ir močiutės galėtų savo sėdėdamos megzti, skaityti laikraštį, taip pat dalyvauti gyvenime šalia vaikų. Prie prekybos centro, tai yra tos Dambų parko dalis, kur galėtų būti tokios aktyvesnės funkcijos kaip alaus gėrimas, kino žiūrėjimas. Sekanti dalis komercinių pastatų zona. Šią vietą mes numatom būtent stipriau apželdintą vietą. Tai yra gamtos ryšio aktyvus perėjimas į kalną, į žalią kalną ir tarp stambesnių pastatų esantis aktyvus apželdinimas sujungtų mūsų kietoką tokį dambų piešinį, kietoką tvarkymą su esama gamtinės struktūra. Etapiškumas. Aš manau, kad šitas kompleksas kaip grybas išaugs labai greitai. Taigi pirmas etapas vadinsim gyvenamas kvartalas, antras etapas tai yra viešbučiai, galerijos, trečias etapas realizuojasi komercinis centras, ketvirtas etapas kongreso aikštė, penktas etapas yra komercinės paskirties pastatai ir aikštė šalia komercinių pastatų. Ir paskutinis etapas Dambos. Kodėl tie etapai taip išsidėsto? Tikriausiai todėl, kad tai siejama su parkingo įrengimu ir visą analizę ramiai palyginant su parkingo plano schema mums pasirodė pati racionaliausia. Ačiū.